Visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane, sako gundytojas Jėzui. Tai trečias gundymas. Pats patraukliausias, pats geidžiamiausias – valdžia ir turtai. Didieji pasaulio galingieji dėl jų kovojo visada ir kovoja šiandien, bet ne tik jie. Ir mes eikvojame jėgas dėl pinigų, tarsi nuo jų priklausytų mūsų išgelbėjimas. Kartais aukojama šeima, santykiai, sveikata, kad tik daugiau uždirbtume, kad tik gyventume laimingiau. Pinigų reikia, tai tiesa. Bet problema prasideda tada, kai pinigai tampa dievu. Kai tikime, kad nuo jų priklauso mūsų saugumas, vertė, laimė. Jėzus aiškiai sako, arba tarnauji mamonai, arba dievui. Arba vienas yra tavo gyvenimo šaltinis ir prasmė, arba kitas. Antroji, dar stipresnė pagunda, tai valdžia. Kaip norėtume turėti galią? Keisti kitų gyvenimą, kontroliuoti vaikus, sutuoktinį, bendradarbius, sutvarkyti pasaulį. Net smulkmenose norime parodyti savo svarbą. Kai įrodome, kad esame teisūs, kai laimime ginčą, kai primename kitam jo klaidas, kai neatleidžiame, kai žiūrime iš aukšto. Tada tarsi tyliai sakome, čia aš valdau, aš turiu galią. Šėtonas siūlo Jėzui tokią valdžią – valdyti pasaulį be kryžiaus, be kančios, be meilės. Bet jei Jėzus būtų pasirinkęs šį kelią, kas iš mūsų liktų gyvas? Jei Dievas valdytų mus jėgą, kas atlaikytų jo šventumą? Kas išgyventų jo teisingumą? Jėzus atsisako valdžios be meilės, atsisako turto be tėvo, atsisako kelio be kryžiaus. Nes tik meilė, o ne galia išgelbsti. Palaimintos dienos.